Ar tai grilis? Ne, tai Atari 2600. I'd like an Atari 2600 system, please, and everything that goes with it. Everything? You sure you want everything? I want everything. Now you get a new low price, up to $30 in rebate offers, and a free pack. Is that everything? It's not everything. You can get nearly 300 different cartridges. 300? That's nothing. That's something. But it's not everything. Soon there'll be a voice module, trackball, remote control joysticks, and a computer keyboard. It's amazing. It's amazing, but it's not everything. It's not everything. Soon there'll be educational games, too. Is that everything? That's everything. For now. For now? The Atari 2600. Now get up to $30 in rebate offers plus a free Pac-Man. Atari 2600 arba Atari VCS prieš 1982 metus yra vaizdo žaidimų konsolė išleista rugsėjo 11 1977 metais kompanijos Atari. Europoje ji buvo išleista kitais metais, o Japonija patobulinta versija, vadinama Atari 2800, išleista 1983 metais. Atari 2600 yra tituluojami išpopuliarinusi mikroprocesorių techninė įranga ir ROM kartridžų su vaizdo žaidimų kodu. Formatu, kurį pirmiau naudojo Fairchild Channel F konsolė, sukurta 1976 metais. Apie ją galite sužinoti mano ankstesnėje serijoje. Konsolė originaliai pardavinėjo kaip Atari VCS Video Computer System, bet kai išėjo Atari 5200 1982 metais, VCS buvo pervadinta į Atari 2600 po vienos iš konsolės detalių pavadintų CX 2600. Ši konsolė buvo paprastai pardavinėjama su dviejais joystiko pulteliais, sujungtais pulteliais su sukiojimu apskritimu ir žaidimo kartridžu. Konsolės gyvavimo pradžioje su žaidimu Combat, vėliau su Pac-Man. Konsolės viršutinėje dalyje prie kartridžų sloto buvo išdėlioti iš viso 6 mygtukai. Konsolės įjungimo, spalvoto ar nespalvoto televizoriaus pasirinkimo, dešinysis ir kairysis sunkumo pasirinkimo, žaidimo pasirinkimo ir žaidimo resetinimo mygtukai. Vėlesnėse konsolės versijose sunkumo pasirinkimo mygtukai buvo perkelti į konsolės galą. Šiek tiek pakeista konsolės forma ir spalvos. Pavyzdžiui, Light Sixer, Darth Vader, Atari 2600 Junior ir kiti. Originaliai Atari savo konsolės pardavinėjo su dviejais pultelio tipais. Vienas buvo tiesiog joystikas su mygtuku, o kitas su sukiojimu apskritimu ir mygtuku šone. Vėliau buvo sukurti nauji pulteliai konsolį, kaip vairavimo pultelis, pultelis su sukiojimu kamuoliuku ir pultelis su klaviatūra. 1977 metais 9 žaidimai buvo išleisti kartridžuose, kaip tik su konsolės išleidimu. Per konsolės gyvenimo metus Atari išleido daug populiarių žaidimų kaip Adventure, Breakout ir Yars Revenge. Konsolė taip pat pritraukė daug vadinamos trečios partijos kūrėjų, kurie taip pat sukūrė populiarių žaidimų kaip kompanijos Activision Pitfall. Tačiau du pačios Atari sukurti žaidimai ET ir Pac-Man dažnai yra kaltinama dėl vaizdo žaidimo žlugimo 1983 metais. Apie jį kitose laidose. Jau pradėsiu kurti atskiras serijas Atari 2600 žaidimam, tai apie juos visus tuos žaidimus plačiau kitose serijose. O dabar trumpai. Pac-Man. Senas geras Pac-Manas. Kas čia? Pitfall. Manau, geriausias platformeris šią konsolį. Labai pažengęs grafikas. Atlantis. Smagus šūteris. Esmė yra tiesiog ginti miestą nuo ateivių. ET, The External Terrestrial. Žaidimas, kuris kalba už save. Taigi, baigiant, norėčiau pasakyti, kad konsolė buvo nustota gaminti tik 1992 metais sausio 1, tai yra prieš 24 metus. Pirmos 1977 metų konsolės versijos iki pat 1992 metų negamino, gamino kaip ir patobulintas versijas, kaip ir minėjau. 2004 metų duomenimis iš viso buvo parduota 30 milijonų šios konsolės vienetų. Tai baigiant, manau, ši konsolė buvo tikra sėkmė. Po jos ėjo Atari 5200 ir Atari 7800, kurios nebuvo tiek daug pasiekusios. Taigi tai buvo tiek.